Tinderio moterų apžvalga. Nesiekiu nieko įžeisti ar pažeminti. Darau šitą turinį kaip pramoginį, su tikslu šiek tiek supažindinti su veidoskaita ir kitais dalykais, kurie matosi iš Tinder profilio nuotraukų. Taigi, pradedam, bus labai įdomu. Matome moterį su pakankamai aukšta kakta ir ilga pagal veidoskaitą nosi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moteris yra ir labai turinti didelį intelekto potencialą, ir labai jautri emocionali. Tai reiškia, kad su bet kokiu stuobriu, bet kokiu neemocionaliu vyruku jinai nenorės būti. Dažnai šitai moteriai gali kilti noras mąstyti labiau su galva, negu priimti sprendimus iš emocijų. Ir šitoj vietoje šita moteris tikriausiai labai gyvenime stringa. Panašu, kad labai aukšta mergina, 1,82 m. Nu čia kokie 2 procentai pasaulio vyrukų jai galbūt tiktų. Nu va, sekanti mūsų mergina, kurią matom, su akinukais, su labai vėl aukšta kakta, pakankamai putliom lūpytėm, tačiau akis labai liūdnos ir pavargusios nuo gyvenimo. Aš kalbu apie šitas akis, kurios yra po akinukais, ne apie kitas, kurios man netgi ryškiau matosi. Liūdna mergina, kai jūs įsidedat nuotraukas, kur jūsų šitos akis matosi žymiai ryškiau negu pagrindinės akis. Tai man jau daug apie jūs pasako. Ir jeigu šita mergina ieškotus, ir antra nuotrauka su irgi didžiuliom akim, trečioje to nėra. Bet merginos, jeigu jūs dedatės šitokias nuotraukas, nesitikėkit, kad vyrai mečins su jumis arba eis su jumis į pasimatymą, tikėdamiesi ilgalaikio santykio. Jie eis su jumis į pasimatymą, norėdami pažiūrėti iš arčiau į jūsų akis. Dar viena mergina su labai smaile nosyte, labai geraširdiškom akim ir ilgu kaklu. Visą tai kartu sudėjus iš veidoskaitos panašu, kad šita mergina labai mėgsta aktyvų laisvalaikį, veiksmą, sportą ir yra itin empatiška. Todėl jai labai reikia emocijų, prisilietimų, labai tikėtina, kad jos meilės kalba yra prisilietimai ir buvimas nemažai laiko kartu. Labai keista, kad ji pasižymėjusi short term fun. Wow, tikriausiai šita mergina kažką sumaišė. Dar viena mergina su putliom storom lūpytėm, labai trumpa nosytė ir visais esteto parametrais, kurie atsispindi jos lūpose, akise, nosies formoje ir siaurame, neatsikišusiame smakriuke. Šita mergina tikėtina, kad yra dizainerė, galėtų būti susijusi su menais, kūryba, su kažkuo, kur reikia labai daug estetikos. Pavyzdžiui, grožio procedūros irgi gali jai tikti. Todėl vyrukai, jeigu nesat smulkmeniški, jeigu namie nesat pedantai, labai tikėtina, kad su šita mergina jūs nesutartum. Atrodo labai gražiai mergina, labai daug skirtingų nuotraukų, neatrodo labai prisidėjusi seksi negero turinio, todėl visai nieko, galbūt nueičiau su ją į pasimatymą, jeigu būčiau vyrukas, ieškantis tvarkingos perfekcionistės, kuri linkusi į meną, grožį, dizainą. Dar viena mergina, kuri iškart į akis man krenta akis. Bet ne tos akis, į kurias mes kasdien žiūrim, o akis, kurias labai nori parodyti. Su latekso odiniais rubiukais, gražių rankinukų gražia tašė, labai papustom ančiuko lūpytėm. Nepykit merginos, nieko prieš lūpytės neturiu, tiesiog sakau kaip yra. Trečia nuotrauka iš eilės, beje su užrašu, kad dar nežinau netgi pati, ko noriu ir ko čia ieškau. Man panašu, kad ji labai aiškiai žino, ko ji nori santykiuose. Ne ilgalaikių santykių, o trumpalaikių malonumų. Gražus kryžiukas, katalikė tikriausiai krikščionė, gražiais priaugintais plaukais ir vėl aiškiai matomomis ryškiomis akimis. Taigi, merginos, jeigu jūs įsidedate tokias nuotraukas internetą, ypač į pažinčių programėlės, nieko ilgalaikio iš vyrų jūs nesitikėkit, nes jie žiūri jūsų nuotraukas tik dėl vieno tikslo. Na, o čia matau visiškai priešingo charakterio merginą. Ilga, pakankamai siaura nosis rodo, kad mergina yra labai kūrybiška ir empatiška, bendraujanti, tačiau labai atsargi. Sunkiai priiminėja sprendimus gyvenime, ilgai juos priiminėja, dažnai reikia daug laiko pamastyti. Šita nuotrauka, joje matau daug užspaustų emocijų, tikriausiai atėjus iš vaikystės. Veido simetrija šitoje nuotraukoje irgi aiškiai parodo, kad mergina vaikystėje turėjo sunkumų. Jeigu jas įsisprendė, viskas labai ok, ji gali būti empatiška, labai gera mama, partnerė ir panašiai. Jeigu neįsisprendė, turėsim nemažai problemų. Labai faina, kai įsidedat nuotrauką su gyvūnėliais, tai rodo, kad jūs turi daug daugiau švelnumo savo širdyje. Dar vienas merginos pavyzdys. Pakankamai stiprus charakteris su atsikišusiu smakru, labai plačių žandikaulių, kas rodo jos dominavimą santykiuose, dominavimą darbe ir apskritai dominavimą gyvenime. Dar prie viso šito dominavimo pridėčiau nosį su nemažu kalniuku.
Kalniukas reiškia kategoriškumą iš esmės, jeigu tik jį paimtumėm. Neimkim vieno parametro, bet paėmus plačiau, šita mergina, juolab, kad dar turi rudas akis, kurios yra ugnies ženklas. Taip pat mergina turi storas lūpas, tikriausiai paputlintas, bet čia nelabai besvarbu, aukštą kaktą. Taigi, ką iš to turime? Jeigu žiūrėtumėm iš veidos kitos pusės, intelektuali, labai užsispyrusi kategoriška mergina, mėgstanti visais gyvenimo atvejais įrodinėti savo tiesą, ginčytis, nesutikti ir būti kategoriška. Daug smalsumo, daug veiksmo, netinka šitai merginai tiesiog sėdėti namie, mėgsta labai daug pakalbėti ir jai reikia tikriausiai turtingo vyruko, nes visos fotkės sudėtos iš prabangesnės aplinkos, bei šiaip matosi, kad moteris mėgsta daugiau prabangos savo gyvenime. Čia kalbu apie lūpas ir nosies formą. Panagrinėkim dar vieną pavyzdį. Labai plonas, siauras nosies kauliukas ir antra, tai čia empatijos parametras ir jautrumo, kūrybiškumo parametras. Bet antras parametras tokiam jautram žmogui - labai stipriai abejokių kampučiai nusileidę žemyn, kas rodo didžiulės problemas savo gyvenime, ypatingai vaikystėje, paauglystėje ar netgi kai jau buvo suaugusi, mergina turėjo itin skaudžių išgyvenimų ir dabar yra linkusi į pesimistinės nuotaikas. Jokių būdų nepripaišau čia kažkokios diagnozės merginai, bet šita mergina turi labai daug negatyvo savo viduje ir linkėčiau labai smarkiai su tuo padirbėti. Kitu atveju santykiuose gali būti sudėtinga. Dar vienas merginos pavyzdys - Tinder programėlėje. Labai platus atsikišęs skruostikaulis, žandikaulis, rodantis merginos dominavimą, ne tik tais darbe, veiklose, bet ir santykiuose. Aukšta kakta, pakankamai tiesi plaukų linija rodo, jog mergina dažniausiai sprendimus gyvenime priiminėja su savo logika, savo protu, o ne su savo intuicija. Plonos, pakankamai įsitempusios lūpos rodo, kad mergina neišsikalba, labai dažnai laiko savo emocijas, jausmus viduje. Taigi, labai tikėtina, jog ši mergina yra emociškai sunkiai prieinama. Negalim dėl to jos teisti, gal turėjo kažkokių sunkių nusivylimų, traumų, problemų, skausmų gyvenime, šitas žmogus labai greitai jums neatsivers. Nu, čia nežinau, ar jau kažką reik pasakoti, ar nereik pasakoti, bet čia jau kaip iš eskortą atrodo. Jau grinai va. Tik tais kainos trūksta, bet tikriausiai čia kainos negalima rašyti. Nežinau, ką dar ir pakomentuoti, bet merginos, jeigu jūs dedatės tokias fotkės, Tinderį ar į kitas programėlės ir dar užsirašėt, kad ieškot naujų draugų, pažadu jums, draugų jūs čia nesusirasit. Dar viena. Pirma fotkė iškart su buduariniais rūbeliais ir pusnogė subinė. Merginos, jeigu tokias nuotraukas jūs keliate į Instagramą, jau negerai, bet kai keliate į Tinderį, viskas su jumis čia labai aišku. Dar vienas profilis. Pakankamai subalansuotas žmogus. Pakankamai stiprios visos veido dalis. Tiek kakta, tiek nosis, tiek žandikaulis, apatinė veido dalis ir smakras. Žmogus gali mąstyti ir logiką intelektų, ir turi empatijos, ir turi komunikacinių gabumų, ir turi veiksmų savo gyvenime. O tokios merginos jums vyrams, jeigu esat pasiruošę turėti kokybišką gerą santykį, yra būtent jums. Bet tikriausiai ant tokios merginos jūs nespausit, nes jinai nėra su aptempta subinė, jinai nėra su papais iškritusiais, jinai labiau sustriukytė, sportiška, bendraujanti, judanti, keliaujanti po pasaulį. Tai jums tokios tikriausiai nepatinka. Dar vienas profilis. Labai suspaustos lūpos, labai emocionalios akis, tačiau ta emocija nėra labai jau pozityvi. Nosis man labiausiai panašiai būtų į Michaelo Jacksono, sakyčiau. Tai rodo labai didžiulį perdėtą perfekcionizmą gyvenime, estetikos pojūtį ir norą viską tobulai sukontroliuoti. Čia jau lūpytės irgi biški papūstas, jau reikalai kitokie. O suknelių nemažai turi mergina. Parodo, kad pigiai nebus išlaikoma. Jau viskas, reikia vyrui užsidirbti daugiau pinigėlio, jeigu norit šitą merginą pakabinti. Dar yra užsirašius aiškiai, kad turi bakalauro laipsnį, netgi nevartoja alkoholio ir geriau norėtų susitikti gyvai, kad galėtų pažiūrėti, ar jūs turit šaibų ar neturi. O, Sofija. Gražias tatuiruotės, tigrinis maudimuks, su telefonu prieš veidrodį visai, o su to pačiu tigriniu maudimuku dar daugiau tatuiruočių. Čia tik tais kainos ir betrūksta. Dar viena mergina su gražiu dalmantinu veislės šuniuku, su arbatos ar kavos puoduku, labai kūrybiškas, empatiškas žmogus, nemėgstantis be reikalo kalbėti, tačiau turintis labai daug emocijų savo viduje. Veiklus žmogus, tą parodo smakro aukštis, empatiškas, tą parodo akis bei nosies forma, atsakingas, priimantis sprendimus už save, visada žinantis, ko nori, arba labai dažnai žinantis, ko nori, turintis gal žmogus biškį liūdėsio savyje, bet čia išsprendžiama. Dėl to tikriausiai ji ir yra rašytoja, kaip čia buvo užrašyta. Dar viena mergina
kurių labai aš savo visiškai subjektyvę nuomonę linkėčiau vyrams vengti. Tai nėra moteris su aiškiamis šeimos vertybėmis. Aš taip sakau labai subjektyviai. Jeigu mėgstat, rinkitės. Tačiau turiu nemažai draugų, kurie renkasi būtent eiti pasimatymus su tokiomis merginomis ir 10 iš 10 kartų jie nusivilia. Labai aiškus perfekcionisto bruožai veide. Super smaili nosis, nusmailinta viskas, kas tik gali būti. Lūpytės irgi visiškai tobulos, veidas labai uždarom akim, kas reiškia, kad žmogus yra labai smarkiai emociškai neprieinantis, esantis savanaudiškas, mėgstantis naudotis jumis, nebūtinai pats atverdamas savo širdį. Pakankamai trumpa ir siaura nosis, rodanti vėlgi, kiek žmogus yra savanaudis ir norintis iš jūsų naudos. Dar jeigu taip giliau įsižiūrėtumėm į akis žmogaus, jos yra pakankamai pesimistiškos, liūdnos ir žmogus turi labai daug negatyvių patirčių. Taip, graži figūra, nesiginčiu, gražios suknelės, gražus plaukai, viskas tobulai perfekcionistiškai sutvarkyta vizualiai. Tačiau su tokiu žmogumi sukurti ilgalaikį ryšį yra be galo sunku. Vyrai, būkite atsargus su tokiamis moterimis. Dar viena mergina, su fotoaparatu, visai simpatiška atrodo. Ant galvos gali pastovėti, jeigu ką. Iš nugaros visai irgi nugarytė nebloga. Nardova yra po vandeniu buvus. Gražias pėdas dėlioja smėlyje, kas rodo jos kūrybiškumą ir gebėjimą būti meniškai. Maistą gamina arba mėgsta įtraminą pavalgyti į skanų prabangų restoraną. Knygą skaito. Iš esmės nėra nei vienos merginos nuotraukos, su kavutė dar, nėra nei vienos merginos nuotraukos, kuri nusifotkintų pilnai save pati, tačiau vien iš šito profilio panašu, kad žmogus turi fainų, gerų užsiėmimų gyvenime. Ir kartais tokios nuotraukos, kaip šita, daug gražiau atspindi žmogaus charakterį, jeigu mokat skaityti, negu išvirtę papai ar kažkokie gražiai makiažu nudailinti veidai. Dar viena mergina vyrams, kurių reikėtų vengti, jeigu neturit užkalę milijono ir nenorit tą milijoną paaukoti ne vaikų fondui, o šitai moteriai. Moteris, kuri viską turi perfekt savo gyvenime, yra užsispyrusi, turi labai naglas, hitras akis, labai atsikišusi smakrą, priputlintas lūpas. Atsargiai su tokiamis tobulomis atseit merginomis, nes su jomis long-term partner tikriausiai jūs nebūsit. Marija atrodo visiškai faina, labai kūrybiška, bendraujanti mergina, pakankamai vešlus, antakiai rodo, kiek charizmos ji turi, aišku, lūpos makras irgi čia atspindi tą patį. Šypsosi, matosi labai bendraujantis žmogus, aktyvus, veiklus, norintis visur judėti, nuotrauko netgi iš dviračių sporto, tikriausiai žmogus juda, kopinėja į kalnus, kažką veikia. Jeigu jums tokie žmonės aktyvūs patinka, jeigu jums vyrukai patinka merginos, kurios yra aktyvios ir patys esat aktyvūs, planuojat kartu su tokiu žmogumi leistis į nuotykius, šita mergina gali būti labai neblogas pasirinkimas jums. O, dar vieną radom su maudimuku. Į su antru da maudimuku. Į da su žieminė kepurė. Į da be kepurės. Į da su akiniais ir auskarais. Aiktų savo. Va čia tai garderoba mergina užkaupus. Dar viena gražiai šikna užspartavusi mergina iš sporto salės su didelėm paputlintom lūpom, biški patemtais akių kampučiais į viršų, tikriausiai jau plastikos chirurgų darbas. Labai užsispyrusi galinga mergina, nežinau, jinai turbūt uždominuos beveik bet kurį vyrą, aiškiai žino, ko nori, feikinė Louis Vuittono kepurė, Louis Vuittono čia visi šitie reikaliukai, skaros, nežinau, reikia daug pinigą turėti. O, čia tiesiai į lovą mano mintis nukelia. Eik tu savo su ta turkiam, viskas gražiai. Kita nuotrauka tarsi Izraelės specpajėgų karė būtų su šuniu sava. Kaip kinologė kokia. Čia rimta mergina, kaip sakau, ir iš stomens, ir iš lemens, kaip ten sakoma. Tai vyrukai, jeigu esat silpni, jeigu nepakeliat nuo grudako, neišspaudžiat 140, galit net nesertinti. Jeigu piniginiai nėra daug pinigų, irgi nesertinkit, nes šitai merginai reikės biškį pinigėlį. Dar viena mergina, rami, šiek tiek emocionali, nusivylusių gyvenimu, uždarom akim, tačiau labai empatiška, bendraujanti, norinti tikro gero ryšio ir artumo. Bent jau man tai panašu iš nuotraukų. Tiesiog daug liūdesio turėjusi gyvenime, tačiau mergina tikriausiai turi neblogas šeimos vertybės. Į ką atkreipčiau dėmesį, kad mergina turi pakankamai žemą savivertę, vien iš nuotraukų ir iš jos žvilgsnio galima tai matyti. Tiesiog trūksta savivertės galbūt sukurti kokybiškus gerus santykius gyvai, todėl renkasi pažinčių programėlės. Tai tokia realybė mūsų pažinčių programėlėse, šiuo atveju Tinderį. Išnagrinėjau keletą merginų, tikiuosi jums buvo šita rubrika labai faina ir tikiuosi parašysit komentaruose, kas patiko, kas nepatiko ir būtinai pasidalinkit su draugais ir parašykit, ar norėtumėte
norėtumėt, kad daugiau panagrinėčiau tokių pavyzdžių iš veidoskaitinės pusės? O gal norėtumėt, kad panagrinėčiau vyrukų tinderius? Kaip jums atrodo? Būtinai parašykit komentaruose ir pasidalinkit su savo draugais.